Per vėlinės praūžusi audra netikėme man išvertė 2 liepos kamienus. Bet kažkaip tai porą dienų į kitą sklypo pusę link kaimyno visai neužėjau ir kaimynas sako, tai klausyk, ar tu imsi tą savo eglės, pusę savo eglės ar ne? Aš galvoju, kur ji? Šitą viršūnę. Tokia vat, į 2 dalis. Viena čia, kita čia. Viršūnę į 2 dalis net perlaužė. Ir taip vat, pas kaimyną ant daržo. Nu ką, bus darbelių. Nu ir negali kaimynai, kaip sakant, palikti čia ant daržo gulėti va tokias išvartas. Dievulis pasirūpina ir malkom, ir darbu man. Prasidėjus šildymo sezonui, be abejo, kad kaupėsi pelenai. Buvau kažkada irgi minėjęs ne kartą ankstesniais metais, kada irgi deginau medieną, besišildydamas namus, atitinkamai apie tai, kaip yra augalai, kurie mėgsta rūgštumą ir kurie mėgsta saldumą. Taip, žmonių principais kalbant. Bet dabar norėčiau, kaip praeitai serijoje irgi taip truputį pasidalinau faktais, tai noriu ir šį kartą truputį papasakoti, daugiau detaliau apšviesti ir truputį skaitysiu ir gal kažkam tai pasitarnaus. Medžio pelenuose apie 10% pelenų tūrio sudaro kalis. 1% fosfato ir nedidelis kiekis geležies, mangano, boro, vario ir cinko kiekius. Kai kurie sunkiųjų metalų pėdsakai yra švinas, kadmis, nikelis ir chromas. Fosforas yra svarbi maistinė medžiaga, kurios augalai ima augant. Medienos pelenuose esantis kalis reguliuoja vandens balansą, išlaiko augalų audinius tvirtus ir sultingus. Dėl kalio trūkumo augalai tampa pažeidžiami šalnų, sauso klimato metu, kenkėjų ir lygų. Saugokite, rinkite pelenus, nes kalis yra labai tirpus, o jei ant jūsų pelenų pateks labai daug lietaus, jie tiesiog bus išplauti. Todėl ir verta ne šiaip išbarstyti kur nors ant kelio ar kur tai tuos pelenus, bet juos į kokią tai bačką tiesiog rinkti. Pelenai kovoja ir su šalčiu, grybeliais, o taip pat stabdo grybų porų dauginimąsi. Tad, jei nenorite savo darže grybų ar grybelio ant augalų, barstykite pelenus. Pelenus taipogi barstykite darže, jei nenorite turėti skruzdžių. Pelenai naudingi ne tik tai daržui, o tie, kas turite vištų, labai gerai yra pelenų įžerti į smėlio vonę, kurioje vištas labai mėgsta praustis. O pelenai apsaugos vištas nuo erkių ir dar kai kurių kitų parazitų ir taip, kai apsaugosite savo vištų sveikatą. Dar pelenus yra gerai barstyti ir į vandens tvenkinius, nes jie apsaugo nuo dumblių atsiradimo arba plitimo. Todėl, norėdami sustiprinti savo vandens telkinio augalų sveikatą ir ar pagerinti jų
kaip sakant, gyvenimą, nepagailėkite ir į savo prūdą įpilti karts nuo karto truputį pelenų. Ir apibendrinant, pelenai gali būti labai svarbi dirvožemio sveikatos ir daržo pagerinimo elementas, kuris per savo šiek tiek gali suteikti tiek daug. Tad naudokitės patarimais, nemeskite iš savo grilių ar savo pečių medienos pelenų, o jos ne tik ant daržo, jos galima ir lygiai taip pat apie vaismedžius, vaiskrūmius, tuos pačius lazdynus, obelis, vyšnes, ką tik turit. Visi medžiai tikrai ir krūmai padėkos už tai. Prieš šalčius dar vienas toks svarbus darbelis lauke, kurį reikia atlikti. Ir kaip kuo puikiausiai matot, latakai lietaus yra pilni lapų. O medžiai jau kaip ir numetė didžiąją dalį dar, ąžuolai kaip visada paskutiniai, jie iki pavasario barstys palengva. Ir kągi, toksai gal ne pats fainiausias darbas, bet labai gerai yra surinkti tuos lapus ir jų neišmesti. O kur juos padėti, tuoj parodysiu surinkęs kibirą. Atrodo, tik tai pusę vilos latakų išvaliau, o jau pilnas karutės. Ir kaip minėjau, tuos lapus be abejo galima ir kompostuoti, bet jeigu kas turite rožių kaip aš, labai yra gerai apsaugoti rožių šaknis va taip su žievėmis ir lapais. O kas turite mulčio, irgi gerai. Tai tie patys lapai aš dar truputį dadėsiu, nes, taip jau yra, kad rožės yra truputį lepios ir tuo pačiu ta pati mulčas ar žievė, jinai patrešia. Ir visi norim, kad gėlės žydėtų, o rožės ypač. Ne ypač, bet vis tiek norisi, kad gėlės žydėtų. Todėl neišmeskit. O kai kur verta palikti netgi lapų krūveles, nes tai sukuria habitatą, vietą, kur gyventi mažiems vabaliukams, kurių reikia sode, darže ir taip, kad ir paukščiai pasimaitintų, o tos pačios boružės. Ir jeigu lapų krūva didesnė, gali ir koks nors žaltys, rupūžės ar tos pačios varlės gyventi. Jų labai reikia. Tad bioįvairoviai nepamirškit, ne taip, kad visai nugrėbti. O aš specialiai palieku ant žolės, tik tai nuo kiemo nusipučiu, o žolę ant žolės palieku, nes tai yra didžiulė trąša ir tai padeda sekančių metų žoliai vėl bujoti, nes lapai sugrįžta į žemę ją patręšdami. Išvalius latakus priėjo dar vienas toks darbelis, kuris galvos gale sukosi ne vieną dieną ir ne vieną kartą, o ypač per lietų. Kai sudedi lietvom tuos latakus lietaus, gal profesionaliai arba kur žmonės tikrai nuoširdžiai padaro darbą, tokių dalykų nebūna, bet gal vis tiek per laiką atsiranda. O pas mane buvo bėdų su stogdengiais ir čia jų kliurkų vieną po kitos lenda ir lenda. O viena iš tokių, gal ir kliurkų, aš sakyčiau, o gal ir ne. Kada yra latakų sujungimai ir čia yra
Na, tiesiog tarpinė iš apačios te padėta ir ne visur jinai puikiai prisispaudžia. O kai lietus daug vandens teka, pradeda čia per tos sujungimus kapsėti. Neišvengiama, reikia kažkaip spręsti. O kažkaip tai tiesiog senas geras derva, nereklamuoju, bet bitukas, taip, jį truputį su benzinu prasiskėdi, kad vos būtų skystesnis ir paslankesnis ir tiesiog užtepti tą visą sujungimo plotą ir be abejo kokius 5-6 cm dar iš šoną, kad tikrai užsisandarintų. Ir ką, man beliko dar vienas sujungimas ir galas ir būsiu apėjęs vilą ir viskas. Einu vidun. Lauke pila žvarbus lapkričio lietus, o aš pagaliau sugrįžau į vasaros virtuvę. Jau tiek kalbėta, tiek planuota, tiek atidėta. Bet va, tik dabar. Ir kągi, darbų planavimas vėlgi. Pirmas dalykas prieš imantis fizinio darbo. Ir pačioj pradžioj, kada buvo čia elektros instaliacija tvarkoma, buvo tik išviršiniai šitie laidai pravesti, rozetės, čia nuo įvado dar irgi yra. Ir dabar darbelis toks būtų, kaip ir pasislėpti man tuos laidus, nu jeigu nesinori, kad jie čia virš plytelių būtų. Tai kągi, teks imtis seno gero perforatoriaus, vėl bulgarkės, vėl nerti į dulkes ir pasidaryti griovelius, kad rozetės pasislėptų. Ir tik po to bus galima, kągi, imtis ir tų pačių sienų nuvalymo, nes čia yra sena gera kreida, ant kurios nieko negali nei klijuoti, nieko daryti. Tiesiog pirmiausia turi viską nusivalyti šyrai, taip, nuo dūšios. Kągi, reikia susirinkti įrankius ir dabar kibti į tą tokį vėl dulkiną darbelį. Truputį pagrežiojus, truputį pabaladojus, laidams kaip ir tranšėjos suruoštos, prieš uždrebiant kokiu tai mišiniu, kad tik tai, kaip sakant, pridengtų ir būtų tūris ar plokštuma tolimesniam klijavimui. Pagalvojau, kad protingas žingsnis prieš tai darant būtų nusivalyti, kaip minėjau, tą kreidą. Ir čia darbelis toksai meditacinis, daug mąstymo nereikia, išjungi galvą ir brūžinis už paktelio.
sugrįžau vasaros virtuvę, bet ne taip ilgai. Teko joj pasisukioti su darbais, nes ir sugrįžo naujos taktos senoms durims. Tai pagaliau čia buvo darbuotasi nemažai laiko prie to, kad įvyktų tokios dailios, naujos, gražios taktos su senais Richardo dovanotais iš Oslo parvažiavusiais vyriais ir dar vieną taktą ir taip, pagydytos durelės, čia kur anksčiau rankenos buvo, tos vietos buvo jau tikrai pavargusios ir dabar iškaltuota naujoms rankenoms. Sugrįžimai va tokie. Ir kągi, dabar man reikia susiruošti, čia išsikuopti, susinešioti duris ir pradėti jų montavimą. Turbūt, kad jau parodysiu, kaip tai atrodys sekančioj serijoje, nes vis tiek čia reikalų yra nemažai prie šito darbelio. Vienam čia bus ką ir pasinešioti, bus ką ir pasireguliuoti, bet viskas yra padaroma. Aš kaip visada noriu Jums padėkoti už pridedamus nykščius, už parašomus komentarus, už paremimą Contribui ar Patreon platformose, kurių nuorodas rasite video aprašyme žemiau. O taip pat pasidalinant šią seriją ar ankstesniais įrašais su draugais, gal tai, ką aš darau, irgi įkvėps, pastumės irgi daryti panašius savaip projektus. Dar kartą dėkoju ir sakau iki sekančios serijos.